kažkiek bandom keisti pagal galimybes, kažkiek bandom koreguoti. Svarbiausia yra koncentracija. Ko reiktų sąlygom, kad jūs galėtumėte sakyti, mes turėjom puikias sąlygas šią vasarą ir labai puikiai našiai išnaudojame vasaros pertrauką? Galbūt šiek tiek reikėtų, nežinau, nestavančios paramos kažkokias, truputį postumėje priekį. Konkretizuokit, kas tai yra? Kad ir ta pati užsitęsusi dirbtinės dangos aikštės įrengimas. Pagaliau šiek tiek galbūt daugiau mums pradėjo į stadioną įleisti, bet tik dabar pradėjo. Mes, kaip sako, mane rekšlenam, mane priekį dirbam stengiamės. Kaip vertinate Kęsto Balčiūno pasirodymą šiandien? Atsidavė rungtynėm pilnai. Jūs patys matėte, net kojas dėl sutraukė. Kaip galima vertinti? Teigiamai, tai gerai. Kaip vertinat Žalgirio pasirinkimą žaidėjų, vis tik jis tokių kortų neišmetė kaip su Tauru, buvo rimtesnių? Na, aš iš tikrųjų viduje tikėjausi, kad iš tikrųjų ir nebus kaip kitaip. Galvojau, kad vienas kitas nebežais, o dauguma žais, kadangi ir tai nėra laiko pasiruošti ir žaidėjom, kaip ir rungtynės iš tikrųjų, kaip ir atsistatoma viena iš priemonių. Sužaisti, nebūtinai pusės rungtynės po kėlinį. Mes nesitikėjom, prasme, iš dovanų iš kitų, nes patys savo pakavome dovanas, bet truputį pritrūko. Norėčiau paklausti, artimiausios rungtynės šį rugpjūčio 21 dieną su Šiauliais turnyro lentelės kaimynais. Prieš tai turėsite atsistatomąją dvikovą Klaipėdoje su Atlantu. Kaip planuojate šitas artimiausias dvi? Aišku, koncentracija mūsų yra į artimiausią varžovą, kurį galime lemti turnyro lentelėje. Bet kiekvienose rungtynėse mūsų tikslas yra kovoti ir siekti taškų.